Armėnija šiandien smarkiai pažemino Vladimirą Putiną. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas šiandien Jerevane priima Europos politinės bendruomenės viršūnių susitikimą ir, kas rusams yra ypač skaudu, Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Visai neseniai Vladimiras Putinas, pasitikėdamas savimi, sakė Nikolui Pašinjanui, kad šiam teks rinktis tarp ES ir EES. Esą Armėnija negali būti ir su Rusija, ir su Europa. Ir panašu Pašinjanas šiandien apsisprendė. Rusijos propaganda jau rėkia iš visų jėgų, kad Pašinjanas gailėsis ir už tai atsakys, bet už jį jau stojo Europos lyderiai. Be to, šiandien Armėnija pasirašė strateginės partnerystės susitarimą su Didžiąja Britanija. Be to yra susitarimas su atskiromis NATO šalimis. Atskiras susitarimas pasirašytas tarp Armėnijos ir Ukrainos. Ir žinoma, ES dabar taip paprastai neišeis iš Armėnijos. Armėnijos, kurią dar prieš keletą metų laikė Rusijos satelitu. Be to, Zelenskis būtent Jerevane susitiko ir su prorusiškais Slovakijos ir Gruzijos premjerais Fico ir Kabačydze. Ir būtent iš Jerevano Zelenskis paskelbė apie Ukrainos bepiločio ataką per pergalės paradą Maskvoje gegužės 9-ąją. Mano vardas Aleksėjus Pičius, pakalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą. Paspauskite patinka šiam įrašui ir parašykite bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu. Na, o mes pradedame. Taigi šiandien visa Rusijos propagandos mašina bando kaip nors pateisinti faktą, kad Vladimiras Putinas jau visiškai nebeturi jokios įtakos net Armėnijai. Be to, Vladimiras Putinas yra toks silpnas, kad net negali užkirsti kelio Vladimiro Zelenskio vizitui į šalį, kuri vis dar yra KSSO narė. Tačiau problema Rusijai. Tiesiog įsivaizduokite mastą. 50 ES šalių lyderiai, NATO generalinis sekretorius ir net Kanados bei Turkijos atstovai šiandien atvyko į Jerevaną, į 8-ąjį Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą. Tai istorinė įvykis, nes Armėnija pirmą kartą priima tokio masto forumą, kuris suvienyje beveik viso žemyno lyderius. Ir kas svarbu, visi jie yra Rusijos priešininkai. Ir čia pacituosiu Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną. Būkime atviri, prieš 8 metus čia į Armėniją niekas nebūtų atvykęs. Prieš 8 metus derybų stalo ši šalis buvo laikoma de facto Rusijos satelitu. Tas faktas, kad šiandien matome tiek daug naujų vizitų į jūsų šalį, yra labai reikšmingas. Ir čia aš tiesiog priminsiu, kaip pasitikėdamas savimi tas plikagalvis diktatorius Vladimiras Putinas visai neseniai sėdėjo ir grasino Nikolui Pašinjanui, visiškai nesuprasdamas, kad Kremliaus kandis jau niekam nebeįdomi. Primenu, kad balandžio 1 dienos Vladimiras Putinas susitikime su Nikolu Pašinjanu pareiškė, jog tuo pačiu metu narystė Armėnijai Eurazijos ekonominėje sąjungoje ir visavertis suartėjimas su ES yra neįmanomas. Neva, armėnams teks pasirinkti. Pašinjanas tada pažymėjo, kad laikas galutiniam pasirinkimui dar neatėjo, o kai ateis, jis tikrai nestabilus. Jis ims dairytis į plikagalvę diktatoriaus Vladimiro Putino nuomonę, kuris iš baimės atjungia internetą, atjungia mobilųjį ryšį, įveda kažkokius suverenius internetus, bando pasislėpti, atjungia telegramą ir panašiai. Ir štai šiandien praėjus mėnesį po to pokalbio Armėnija vis dar būdama Eurazijos ekonominės sąjungos ir netgi KSSO nare pas save surenka viso vakarų pasaulio lyderius. Mano nuomonė pasirinkimas jau akivaizdus. Be to, šiandien Armėnija pasirašė strateginės partnerystės susitarimą su Didžiąja Britanija. Kaip pareiškė Pašinjanas, Armėnija ir Didžioji Britanija atveria naują santykių puslapį paremtą bendromis vertybėmis ir stiprėjančių bendradarbiavimu. O dabar svarbiausia, prisiminkite, kad Armėnija kol kas dar neišstojo iš KSSO ir jos teritorijoje yra Rusijos karių. Taigi, strateginio bendradarbiavimo srityje. Jerevanas ir Londonas ketina plėtoti Armėnijos potencialą saugumo, gynybos, sienų apsaugos, kovos su neteisėta migracija, kibernetinio atsparumo ir reagavimo į hibridinės grėsmės srityse. Taip pat Armėnija patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio dialogo su dar viena NATO šalimi – Kroatija. Kągi, laukime Kremliaus riksmų apie tai, kad Armėnija negali vienu metu būti mirusioje KSSO ir kurti santykių su NATO šalimis. Kaip matote, net Armėnija visiškai nekreipia dėmesio į kažkokius klyksmus sklindančius iš Maskvos pelkių.
Atskirai pažymėsiu, kad Armėnija ir Ukraina aptarė ekonominio bendradarbiavimo plėtrą, įskaitant bendros tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos darbo atnaujinimą. Ir čia pažymėsiu, kad rusai jau grasina smūgių Armėnijos ekonomikai. Bet nejaugi jūs, nesiprausę rusai, manote, kad prieš pasirašydamas susitarimus su europiečiais, su Didžiąja Britanija ir taip toliau, Pašinjanas nesvarstė su jais kokių nors kompensacinių priemonių, kad tai netaptų šoku Armėnijos ekonomikai? Ar jūs tikrai manote, kad visi aplink tokie kvaili? Tačiau Kremliaus labiausiai skaudina štai kas. Būtent Jerevano viršūnių susitikime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos bepiločiai gali atskristi į pergalės paradą Maskvoje gegužės 9 dieną. Citata. Rusija paskelbė apie paradą gegužės 9-ąją, tačiau šiame parade nebus karinės technikos. Jei tai tiesa, tai bus pirmas kartas per daugelį metų. Ir Ukrainos dronai taip pat gali praskristi virš šio parado. Tai rodo, kad jie jau nebe tokie stiprus kaip anksčiau. Ir štai šis pareiškimas galutinai išvedė iš pusiausvyros rusus, kurie dabar tiesiog dega iš bejėgiškumo. Priėjo iki to, kad karštakošiai paragino Vladimirą Putiną smogti raketomis į Jerevaną, kad vienu smūgiu sunaikintų ir Volodymyrą Zelenskį, ir visus Europos lyderius. Tačiau žinoma, nieko panašaus plikasis nykštukas Vladimiras Putinas padaryti negali. Be to, Jerevanas pasižymėjo ir tuo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ten surengė dvišalį susitikimą su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico, kuris taip pat laikomas prorusišku. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina yra atvira konstruktyviam dialogui su Slovakija ir suinteresuota stiprių santykių plėtra. Jis aptarė su Fico bendradarbiavimą įvairiose srityse ir artimiausiu metu planuojamą vyriausybių posėdį tarp vyriausybinės komisijos formatu. Vėliausiai Robertas Fico pripažino, kad jis ir Zelenskis turi nesutarimų, tačiau Slovakija vis dėlto remia Ukrainos stojimą į ES ir yra pasirengusi prisidėti prie šio proceso. Be to, Fico pridūrė, kad jis, žinoma, vyks į Maskvą gegužės 9-ąją, tačiau į gėdingą paradą Raudonojoje aikštėje jis neis. Taip pat atskirai pažymėsiu, kad Zelenskis Erevano viršūnių susitikime pirmą kartą susitiko su Gruzijos premjeru Irakliu Kabačidze, prieš kurį jis įvedė sankcijas. Ir toliau, Zelenskio citata. Tarp mūsų šalių iš tiesų yra neišspręstų klausimų. Svarbu turėti dialogą visais lygmenimis. Ukraina visada gerbė ir toliau gerbė Gruziją, jos suverenitetą ir jos žmonės. Mes ir toliau skatinsime mūsų bendradarbiavimą. Reikia pasakyti, kad santykiai tarp Ukrainos ir Gruzijos yra gana sudėtingi, nes Gruzijos vyriausybė palaiko Rusijos federacijos politiką prieš Ukrainą ir netgi padeda Rusijai apeiti sankcijas. Gruzijos ministras pirmininkas Iraklis Kabačidze, kurį vadina prorusišku, kritikavo orumo revoliuciją Ukrainoje. Stebėtojų vertinimu tokia retorika daugeliu atveju sutampa su viešais Rusijos vadovybės pareiškimais. Vėliau Iraklis Kabačidze savo partijos Gruzijos svajonė rinkimų reklamoje panaudojo Ukrainoje padarytų sugriovimų nuotraukas. Vėliau komentuodamas šį žingsnį Gruzijos televizijos eteryje jis pareiškė, kad tokiu būdu esą pavyko, cituoju, atskleisti tiesą apie Ukrainą. Ir štai net su tokiais prorusiškais lyderiais vyksta susitikimai, kol Vladimiras Putinas vėl gėdingai slepiasi savo bunkeryje. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka arba mokama rėmėjo prenumerata pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tiek šį kartą. Saugokite save, visiems iki.